laida Istorijos puslapiai. Žmonės kalba nuo senų laikų, kad Žemaitijoje kilo ir užaugo Hanibalas Lecteris, kuris vėliau iškeliavo Europą ir apie jį yra sukurtas filmas. Bet yra ir kitokia istorija, istoriniais puslapiais, kad Žemaitijoje ir dabar, galbūt dabar, ir 19 amžiuje gyveno Hanibalo Lecterio palikuonis. Tai rodo vienas dalykas. 1997-aisiais dingo žmogus, kuris mėgo vaikščioti po miškus ir filmuoti įvairiausius dalykus. Ir jis dingo, o po 5 metų surado kažkoks žmogus kamerą, kuri jau buvo nebeveikianti, nes tas žmogus mėgo filmuoti įvairiausius gamtos vaizdus. Bet joje buvo video kasetė, kurioje buvo video įrašas apie tą galbūt Hanibalo Lecterio palikonį. Daug žmonės galvojo ir svarstė įvairiausias, kūrė idėjas ir nuomonės apie šitą istoriją ir šitą reikalą. Sakoma, kad tas Hanibalo Lecterio palikonis, arba kitaip vadinamas laukinis vietinių gyveno Žemaitijoje miške pavadinimu Juodupis. Ir pavadinimas baugus. Bet ar visą tai teisybė? Pažiūrėkite patys ir įsitikinkite. Nes filmuotoje medžiagoje mes pamatome jį gyvenantį miške, kūrenantį ugnį ir gaudantį viską, kas juda, ir valgantį viską, kas juda. Tiesa tai ar ne? Spręsti jums. Kas čia dabar? Смолька быстро. Это пиздец. Что так зашли-то? Žiūri. Kažką kitais bando šnekėti. Neina suprasti kažkoks nei žmogus, nei kas. Kažkokį kartą su kunigu knešai. Kažką bando šnekėti. Patysim prisiverti. O, kapoja kažką mano. Tikėjęs, kad jis mūsų nepavėjo. Kažką daro. Išbėga.
po reportažo gal pagalvokite, intensyviai žmonės, ar šis padaras gali gyventi ir toliau šiuose ar kažkur kitur miškuose. Operatoriau nubrėžk. Manoma, kad čia gyveno tame regione ir tose miškuose. Bet to jis klaidžiodavo vasaros laiku, kada būdavo šilčiau ar pavasariais, išeidavo ir klaidžiodavo. Po kitus žemaitis miškus galbūt net ir toliau eidavo ir pjaudavo gyvulius, medžiodavo gyvulius, dingdavo ir žmonių. Tokia istorija. Būkite atsargus, grybaudami ar uogaudami, vaikštant po miškais, nes nežinia. Galbūt ir šiais laikais yra toks dalykas, kad tas Hanibalas Lecteris gyvena ir dabar Lietuvoje. Taigi viso geriausio, būkite atsargus, čia buvo istorijos puslapis. Tyliai klausau, kaip užvaldo pasisantys tavo kikiliai. Tave šiandien neklausau, niekas nemyli. Sukursto mano šokį pramoginį stilių. Pasižiūrėk kaip beždžionėlis, kaip po tašką per TV. Egzistavimas priklauso nuo žydro žiūri. Balsuoja broliai, seseriai, žodžiu užparinti visi laiškus nešioja. Bitė pasilito lieka atvilys ant nukačių iš atskaičių. Nutarė papai, jis filmų savo artimai teisėjai, advokatai. Pasako tą tų lopinų yra ir lopų. Jiem nepatinka paprastai, nes jis patinka žopų. Aš daugiau čia ne vienas, kentėti negaliu. Šitą purvą nacho tai dar su mordu debiliu. Nenoriu aš gadinti ir griauti tų gyvenimo priimti. Kaip yra čia juk niekas asmeniško. Aš kaip žąsis, man patinka šitas keistas judesys. Aš kaip žąsis, man patinka šitas keistas judesys. Pričiultas spermos dydis ir pisotų tai reidą. Jis pats dar nesuprato. Labą dieną. Čia? Labą dieną.